Klaipėdoje prasidėjo reikšmingi pokyčiai. Startavo Danės gatvės rekonstrukcija. Tačiau tai ne tik paprastas remontas. Šis projektas dalis daug didesnio miesto plano. Šiuo metu tvarkoma Danės gatvės atkarpa ir svarbiausia, ji bus sujungta su Artojų gatve. Tai reiškia, kad iki šiol fragmentuota gatvė taps pilnavertė eismo jungtimi. Po rekonstrukcijos čia atsiras ne tik nauja kelio danga, bet ir dviračių takai, pėsčiųjų infrastruktūra, modernus apšvietimas bei atnaujinti inžineriniai tinklai. Tačiau didžiausias pokytis ne tai, kas vyksta dabar, o tai, kas planuojama ateityje. Ši gatvė taps dalimi naujos transporto arterijos, kuri sujungs skirtingas miesto dalis. Numatyta, kad ateityje Danės gatvė bus sujungta su Bastionų gatve, nutiesus naują tiltą per Danės upę. Planuojamas Bastionų tiltas turėtų tapti dar viena svarbia jungtimi mieste. Jis sumažintų apkrovą esamiems tiltams ir sukurtų naujus eismo maršrutus. Vis dėlto projektas kelia ir diskusijų. Dalis gyventojų nerimauja, kaip naujas tiltas paveiks senamiestį ir ar nepadidės automobilių srautai jautrioje miesto vietoje, šalia Danės skvero. Nepaisant to, darbai jau vyksta, o pirmieji pokyčiai miesto gatvėse tampa matomi. Danės gatvės rekonstrukcija – tai tik pradžia didesnių permainų. Darbų vertė siekia beveik 4 800 000 eurų, o planuojama jų trukmė 18 mėnesių. Likite su Klaipėda TV.